Sveikos mielosios. Šiandien norėčiau pakalbėti apie žodžių galią. Dažnai mes net nesusimastome, kaip mūsų žodžiai gali paveikti aplinkinius. Žmogus yra tarsi burtininkas. Savo žodžiais jis gali kurti arba naikinti. Geras ir gražus žodis gali praskaidrinti kito žmogaus dieną ir suteikti jam įkvėpimo. Na, o naikinantis žodis, kritika, priekaištai gali padaryti tokią žalą, kad ją vėliau net ir mums patiems bus labai sunku atstatyti. Kaip sakant, žodis yra ne paukštis. Jeigu išskris, tikrai nesugrįš. Visada apgalvokite tai, ką kalbate ir nesielkite iš instinkto ar emocijos. Atminkite, kad žodžiai yra jūsų sielos instrumentas ir jūs dovanojate žmonėms melodiją, kuri sukelia šypseną arba ašaras. Pasirinkimas yra jūsų.